Jie pajuto, kad kai pradės skirstytis po pasaulį, lietuviai nebegalės susiburti ir jie dings. Jeigu nori, kad vaikai kalbėtų lietuviškai, tai tu pats, žinai, namuose kalbėk lietuviškai. Lietuvių charta buvo savotiškas 10 Dievo įsakymų dokumentas. Kai pradėjo atvažiuoti naujos šeimos, pradėjo atsigauti mūsų lietuvybę dar daugiau. Kaip lietuvis turi elgtis gyvenant už Lietuvos ribų? Jo, įdomus gyvenimas. Ar kas nori dovanų gal? Iš tiesų, tai lietuvių moterų vyrai prancūzai yra labai svarbi tos bendruomenės, sakykime, tokia viena iš tų kolonų, ant kurių stovi bendruomenė. Tiem žmonėm, kas yra svarbu ir koks motyvas, garbė ir džiaugsmas būti lietuviu.